Na, turim dar vieną objektą Druskininkuose, gana didelis. Galima net skaityti, kad čia didžiausias pastatas Druskininkų mieste. Tai yra sanatorija Nemunas. Dabar jinai apleista yra, bet užtverta. Greičiausiai bus remontuojama arba griaunama. Ten net matosi 1, 2, 3, 4 aukšto tokia kaip šiukšlių mėtyt. Vamzdys gal ten kokį tai kažką tai jie ten tvarko. Matosi net kai kuriuose balkonuose medžiai užaugo. Čia vat yra 4 aukšte irgi medis, vijokliai lipa. Na, viešbutis žiauriai didelis. Viešbutis sanatorija, kaip iš čia vadinosi seniau. Tikrai didelis pastatas. Antenos yra ant jo dabar. Tuoj apeisim iš kitos pusės. Na, toksai didokas. Saulė šiandien vis tiek nėra. Šiandien yra trečiadienis. Taip. Tai yra sanatorija, nemokama sanatorija. Gerai, lysim toliau. Prenumeruokit mano YouTube kanalą. Taip. Dar ten parodysiu, subscribe my YouTube channel. Ten parodysiu tolumo yra. Matosi pro medžius. O ten toksai kampelis. Ir laikrodis yra baltas, mažiukas kvadratukas. Tai ten yra sanatorija Belarus. Jinai yra sutvarkyta, atrenovuota. Na, o šitas tūksa. Gerai, dabar apeisim aplink. Vėjas kyla. Na, dabar eisim va taip. Na, čia yra laiptinė. Pastatas tai išvis toks įspūdingas dydžio. Labai didelis. Taip. Čia radau tvorė tokia skylė, tai ne per tvorą pafilmuosiu, čia yra toks kaip šonas. Tokia laiptinė matosi, tai stiklai. Na, aišku, čia visi ir landžia pro šitą vietą. Praskirta tvora ta statybinė. Taip, taip, įdomu, įdomu. Bet greičiausiai čia yra saugoma, tai atvažiuotų greičiausiai apsauga. Tai nelysime greičiausiai. Šiaip labai įdomu. Geltonų plytų, tai čia. Na, plytos tik tai viršui truputį aptrupėja, bet taip išsilaikęs neblogai. Toks pastatėlis. Taip. Na, priėjom prie sanatorijos Nemuno priekio. Va yra akmuo. Akmeniui nieko neatsitiko. Taip. Ištverta, ten yra priekis. Matosi tenai fontanas ar baseinėlis toksai. Va čia yra priekis. Įėjimo toksai kaip pirmo aukštas pastatėlis. Oi, kiek daug vietos. Kai tiek daug balkonėlių ir kambarių, tai man toks primena truputėlį didelį turkišką viešbutį. Tai aišku, tik tai, kad suremontuoti reikėtų. Žiauriai didelis. Taip. Taip, Nemunas. Įdomu, čia tiek tvorų priraizgyta, kad niekas nelandžiotų. A, čia jie pjauna žolę. Koks jo likimas, pamatysim greitoje ateityje. Bet šiaip tai objektas yra Druskininko miesto centre, labai geroj vietoj. Tai ką, šiandien tiek. Prenumeruokit mano YouTube kanalą, subscribe my YouTube channel, tai yra Druskininkų, sanatorija Nemunas. Ką, visiems iki.